Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Ekvadoro. Kol pasaulio dėmesys sutelktas į Iraną, kitame pasaulio krašte vyksta dar viena ginkluota eskalacija, susijusi su paskelbtu Autavei pasauliniu karu prieš narkotikus, kuris pristatomas kaip lemiamas smūgis narkotikų tinklams. Tačiau bendra Autavei ir Ekvadoro karinė operacija atskleidžia gilesnį strateginį eksperimentą, kuris peržengia oficialiai deklaruotus tikslus. Jungtinės valstijos ir Ekvadoras pradėjo bendrą puolimą prieš Ekvadoro narkotikų kartelius. Oficialiai tai yra Autavei operacijos pietinė ietis Operation Southern Spear išplėtimas, kuri dabar iš stebėjimo ir patarėjų vaidmens peraugo į koordinuotą karinę operaciją su Ekvadoru. Ekvadoras dislokavo apie 10 000 karių, o Autavei teikia žvalgybos, elektroninio karo ir aviacijos paramą. Nors Autavei tvirtina, kad jų personalas tiesiogiai kovose nedalyvauja, jų įsitraukimo mastas šiame regione vis tiek yra precedento neturintis. Deklaruotas tikslas buvo susilpninti kartelių tinklus regione, ypač taikantis į jų logistiką, ginklų arsenalą ir pagamintus narkotikus. Konkrečiai, operacijos dėmesys sutelktas į vakarų pakrantės narkotikų koridorius Gvajaso, Los Rioso, Manabio ir El Oro provincijose, kurios yra pagrindiniai išvežimo maršrutai 80% kokaino siuntų, keliaujančių į tarptautinės rinkas. Strateginis šalių bendradarbiavimo pagrindas skiriasi. Ekvadorui ši operacija yra atsakas į smurto eskalaciją šalyje ir vis didesnį valstybės autoriteto nykimą uostų miestuose. Ekvadoro prezidentas Danielis Noboa patiria spaudimą parodyti apčiuopiamą pažangą saugumo srityje, o ši bendra kampanija leidžia jam pademonstruoti ryžtingus veiksmus. Autavei ši operacija dera su neseniai paskelbtu karu prieš narkotikus, kuris jau matomas per eskaluojančius veiksmus prieš kartelius Meksikoje ir Venesueloje. Autavei dabar traktuoja kartelius kaip teroristinės grėsmės, o tai leidžia giliau įtraukti kovos su terorizmu padalinius ir imtis griežtesnių veiksmų be Autavei kongreso pritarimo. Toks požiūris leidžia administracijai išbandyti naują doktriną, kuris sujungia kovą su terorizmu ir kovą su narkotikais, naudojant Ekvadorą kaip bandymų poligoną. Bendras operacinis planas rėmėsi aiškiu atsakomybės pasiskirstimu, Ekvadoro pajėgos vykdo reidus, o Autavei teikia tiesioginę paramą. Tam Autavei dislokavo MU-9 Reaper dronus, kurie užtikrina nuolatinę stebėseną ir leidžia vykdyti tikslius smūgius, oficialiai patvirtintus Ekvadoro. Autavei taip pat dislokavo Black Hawk sraigtasparnius, kurie padeda greitai perkelti Ekvadoro dalinius per sudėtingą kalnuotą reljefą. Tuo tarpu Autavei naudoja E-18G Growler elektroninio karo lėktuvus, veikiančius iš Puerto Riko, kad slopintų kartelių ryšius ir apsaugotų savo aviaciją nuo nešiojamų oro gynybos sistemų, kurios vis dažniau pasitaiko pietų narkotikų baronų rankose. Galiausiai Autavei specialiųjų operacijų pajėgos veikia kaip lauko koordinatoriai, užtikrindamos, kad Ekvadoro daliniai galėtų integruoti realaus laiko žvalgybos duomenis į savo judėjimą. Operacija vyko keliais etapais. Pradinėme etape buvo siekiama apriboti kartelių judėjimą įvedant 5 dienų komendanto valandą, taip apsunkinant kartelių veiklą. Kartu su dronų stebėsena ir žvalgybos informacija tai padėjo nustatyti sandėliavimo vietas ir didelės kartelių pajėgų koncentracijas. Vėlesnėme etape Ekvadoro daliniai, remdamiesi surinktą informaciją, vykdė greitus reidus, kuriuos palaikė Autavei sraigtasparniai ir nuolat atnaujinama žvalgybos informacija. Operacijos greitis ir mastas nustebino kartelių padalinius, todėl jie galėjo priešintis tik epizodiškai, nepaisant turimos gausios ginkluotės. Ekvadoro smogiamieji daliniai taip pat persekiojo atsitraukiančius kartelių padalinius, realių laikų koreguodami maršrutus pagal Autavei žvalgybą, kas leido smogti antrinėms vietoms, kurias kartelis naudojo atsitraukimui ir persigrupavimui. Galiausiai Ekvadoro pajėgos pradėjo laikyti išvalytas teritorijas, kad išsklaidyti kartelių elementai po operacijos negalėtų atgauti kontrolės. Dėl to Ekvadoro valdžios institucijos sulaikė daugiau nei 400 asmenų ir konfiskavo daug ginklų, įskaitant skeveldrines granatas, ilgo vamzdžio šautuvus ir savadarbius sprogstamuosius įtaisus, taip pat 1,9 tonos narkotikų. Nors valdžia nepaskelbė tikslių aukų skaičių, pranešama, kad operacija sutrikdė vykstančią kontrabandos veiklą, atėmė iš kartelių prieigą prie tam tikrų objektų ir privertė išgyvenusius narius masiškai išsisklaidyti iš anksčiau užimtų pozicijų. Apskritai ši operacija žymi reikšmingą eskalaciją Autavei požiūryje į karą su narkotikais, jis perėminamas kaip kova su terorizmu ir didinamas tiesioginis įsitraukimas į partnerių valstybės.
Ekvadorui ši kampanija suteikė trumpalaikės naudos teritoriniai kontroliai ir politiniam stabilumui, tačiau taip pat didina ilgalaikę priklausomybę nuo AUTAV karinių programų. Iki šiol pasiekti taktiniai laimėjimai nesprendžia struktūrinių kartelių galios pamatų, o šių laimėjimų tvarumas priklausys nuo Ekvadoro gebėjimo išlaikyti spaudimą be nuolatinės užsienio paramos. Tolimesnė šios operacijos raida parodys, ar ji taps pakartojama formule būsimai AUTAV veiklai savo įtakos zonoje, ar liks tik vienu kartiniu atsaku į dabartinę Ekvadoro saugumo krizę.